Labas, Kotryna. Labas. Žinai, visą laiką susitinkam pakalbėti apie kažkokius kursus, mokymus, o šį kartą apie ką? Apie aukštąjį mokslą. Taip, labai netikėta tema iš vis turbūt Code Academy tokia naujiena ir mums patiems. Tai kai pagalvoju apie šitą temą, prisiminiau savo studijų laikus ir galvoju, buvau tas vienas iš atvejų, kur, žinai, išdrįso tuo metu pasiimti ten gap yearą, ieškoti kažkokių, nežinau, ten lankstesnių studijų, kur dabar, vienas, du, žinai, pasidarai researchą ir randi tų variantų. Kaip tavo patirtis? Kaip tu ieškojasi, ar irgi, žinai, buvo to lankstumo, ar buvo iš ko pasirinkti daug? Mano patirtis šiaip tokia, aš studijų kelią tokį labai nuėjau, turbūt paprastai, aišku ir suprantama, šiaip jokinga, nes dabar dirbu su, žinai, visai kitokio tipo mokslu, bet gal buvau tas žmogus, kuris svarstė apie gap yearą, bet kažkaip galvoju, aš žinau, ko aš noriu, man pasisekė iš tikrųjų žinoti, ko aš noriu nuo pat pradžių ir aš taip nusiteikiau ir galvoju, gerai, jeigu aš žinau, ko aš noriu, tai tada ko man laukti, aš iš karto ir startuoju. Tai startavau iš karto po mokyklos, nesigailiu. Ir tas studijų kelias buvo toksai, man asmeniškai labai praturtinantis ir nepaisant to, kad pasirinkau tradicinį universitetą Lietuvoje, bet kažkaip tai suteikė tokių įdomių labai patirčių, kurios tikiu ir atvedė į tai, ką šiandien veikia. Ir kaip buvo su tuo lankstumu, nežinai, dabar yra, kiek tų galimybių ir gali ir skristi, ir važiuoti, ir po palmę dirbti, ir po palmę mokytis vienu metu. Ja. Tai vat lankstumas šiaip labai įdomi, iš tikrųjų, universitetai tradiciniai turbūt galvoja, kad jie suteikia labai daug lankstumo ir kad mainų galimybė arba kažkokios, tokios inovatyvesnės praktikos galimybė, tai jau yra lankstumas, bet, mano požiūriu, tai šiems laikams šiek tiek trūksta to lankstumo ir kur atrodo, kad, nori, mūsų turbūt standartas, kas šią dieną yra lankstu, žiūrint, kokia yra darbo rinka, jis jau yra tikrai didesnis. Ir man atrodo, kad jeigu galvojant apie mano pačios patirtį, tai tuo metu atrodė, kad kaip ir gal, viskas neblogai, nes jau čia tikrai praėjo keletą metų, bet šiaip jeigu pradedi galvoti ypatingai apie tas specializacijas, kurios koja žengia su inovacijom, tai yra ten technologijos, verslas ir panašiai, tai nuoširdžiai tikrai kelčiau aukštesnius reikalavimus. Tikrai taip, ypatingai lankstumo aspektų. Tai labai įdomu, kad tu papasakotum, kas čia per studijas atsirado. Sakai, kad startavo jau šiais metais rugsėjo pabaigoje. Tai kokios jos yra ir, žinai, iš kur kilo ta idėja padaryti šiek tiek kitaip, nei turim dabar įprastus pasirinkimus. Taip, tai iš tikrųjų, Code Academy su tais mokymais apskritai jau dirba bene 10 metų, tai labai ilgas laikas, bet prieš keletą metų pradėjom svarstyti, kad ateina žmonės tie, kurie nori ne tik tai galbūt kursus pasibaigti, bet yra tikrai žmonių kategorija, kuri nori būtent universitetinių studijų, diplomo, galbūt bakalauro arba magistro, tai visiškai normalu ir tikėtina, kartais to net ir reikia, galbūt darbdavys reikalauja, arba šiaip tokios ambicijos yra. Tai iš to turbūt ir kilo, kad mes pradėjom galvoti, gerai, jeigu galim pasiūlyti lankstų, inovatyvų ir tokį šiuolaikišką mokymąsi per kursus, kodėl mes negalim to paties savo, tų Code Academy principų paimti ir pritaikyti bakalauro studijoms arba magistro, nesvarbu, bet apskritai iš esmės studijoms. Tai iš to ir atsirado turbūt visas ta idėja, kad matom, kad šiai dienai tradicinės universitetinės studijos jos neatliepia. Tai tikrai to poreikio, nes rinka yra absoliučiai pasikeitusi. Man atrodo, mes šiai dienai tikrai, kaip ir sakiau, prieš tai visai kitaip įsivaizduojam, kas tas lankstumas yra. Tai jo studijos, matom, kad neatliepia to poreikio ir žmonės iš tikrųjų, tie žmonės, kurie atėjo pas mus su galbūt tokiu lūkesčiu, bet, pavyzdžiui, mūsų pirmoji studentų grupė, kuri jau ir mokosi dabar nuo rugsėjo galo, tai jie atėjo, reikėtų, labai norėčiau, kad, žinai, susipažinti galėtumėm su tai žmonėm, nes jie iš tikrųjų yra visiškai fantastiški ir kiekvienas labai skirtingas ir unikalus ir tai tik tai parodo, kad tas studijų modelis, jisai labai gražiai prisitaiko prie gyvenimo. Yra žmonių, kurie gyvena užsienyje ir nori kurti verslą ir dėl to nori mokytis, bet jiems reikia ir balansuoti su kažkokio verslo kūrimu ir su darbu. Pavyzdžiui, šiuo metu studijas, tai žinoma, kad norisi tikrai net ne nuo ryto iki vakaro paskaitose sėdėti, bet gebėti prisitaikyti prie savo grafiko. Tai tikrai yra tokių, kurie, jau šiuo metu, iš principo, tas turbūt studentas ir yra toksai, kuris ateina, turi ambiciją, jis šiuo metu kažką veikia, nežinau, galbūt keliauja po pasaulio arba jau kuria kažkokias veiklas ir nori, bet mokytis ambicija išlieka ir jis nori tą daryti ir turi tą motyvacijos. Tai taip ir atrodo mūsų ta pirmoji, žinai, jeigu atsakant į klausimą, taip atrodo ta pirmoji grupė ir tos bakalauro studijos
jos būtent apie tai ir yra, kad tu gali derinti tiek su bet kokia savo veikla, darbu, ar nežinau, kelionėmis, ar verslo kūrimu, ar šiaip kažkokiamis papildomomis veiklomis. Tu gali daryti tą iš bet kur, tai reiškia, tau reikia iš esmės tik tai kompiuterio, nes viskas vyksta nuo A iki Z pilnai nuotoliu. Ir tai yra lankstus grafikas. Tai reiškia, kad tu prisijungi, susipažįsti su medžiaga, pasiruoši atsiskaitimams, atsiskaitai. Taip, žinoma, kad tam tikrose programose yra workshopai arba seminarai, kur mes susijungiam su dėstytojais ir vyksta tas gyvas kontaktas, pavadinkim taip. Mes turim ir tokių iš Code Academy pusės savaitinių paskaitų, tai tikiu, kad ir iki to prieisim, bet iš esmės pats principas ir yra tai, kad tai yra lankstu, paprasta ir studijos, kurios prie tavo gyvenimo prisitaiko, bet tau suteikia labai aukšto lygio įgūdžius. Ir jeigu neriam į tas studijas, kokias dabar siūlot, ar ne, ir koks tas meniu pasirinkimas? Taip, tai meniu iš tikrųjų toks visiškai, bazinis tip-top, ko reikia šiandien dienai rinkai. Tai žinoma, dirbtinio intelekto studijos, tuomet programavimo studijos, nes visą laiką gerai gebančių programuoti specialistų visuomet reikės, ir inovatyvaus verslo studijos. Tai šiai dienai turim 3 programas, bet turbūt galiu iš karto paanonsuoti, kad tą programų spektrą plečiam ir tikėtina, kad tai bus jau labai greitai, nuo kitų metų. Tai tiek bakalauro, tiek magistro programos. Tai iš tikrųjų galiu labai pasidžiaugti, kad neapsiribojam tiek šitomis temomis ir meniu žodžiu dar padidės. Ir sakai, inovatyvus verslas, ar ne? Mačiau kažkada komentarą po jūsų įrašų, ar inovatyvus verslas čia, žinai, nėra kaip kūrybinės industrijos, kur jau patapo kažkoks keiksmažodis. Tai, žinai, pereinam dar šiek tiek ir detaliau į pačią programą, tarkim, galim pradėti ir nuo to paties inovatyvaus verslo. Kas tai yra, kas ten inovatyvu, žinai, pačioje programoje ir kas ją sudaro. Okay. Tai tikrai nereikia išsigąsti, nes verslo programai mokosi apie verslą, tai nėra kažkoks toks iš piršto išlaužtas dalykas, inovatyvus verslas, tai neaišku, kas tai tokio yra. Tai iš tikrųjų verslo programoje sudėti yra visi baziniai elementai, visi pagrindai. Tai yra nuo projektų valdymo iki pasiūlymų rašymo, rinkos analizų tyrimo, akademiniai aspektai, kurių gali irgi reikėti bakalauro studijose. Tai yra visa pilna bazė bakalauro studijų, bet kodėl mes tai vadinam inovatyvia programa, todėl kad iš tikrųjų, kas labai svarbu yra mūsų turbūt visose bakalauro programose, tai yra darbas su realiais use cases. Tai yra tai, ką tu darai šiai dienai. Tai mes nenorim kalbėti tik tai apie kažkokius teorinius dalykus, bet yra didelė ambicija mokyti tai, kas čia ir dabar. Tai neturi ateiti tik tai per praktiką, turiu minėti, studijų praktiką ten paskutiniuose kursuose, bet tikrai galima nieko nelaukti ir praktinius use cases spręsti jau čia ir dabar, nežinau, pitchinti, projektus rašyti, mokytis prezentacijas daryti ir panašiai. Tai šia tokius labai primityvus pavyzdžius pateikiu. Bet ta visa verslo studijų bazė yra sudėta tik tai pritaikyta tokiu šiuolaikiškesniu formatu, gal taip pavadinkime. O programavimo tada studijos, kuo jie, žinai, skiriasi, ar man pasirinkti ilgą kažkokį kursą, ar ne tiesiog, ar bakalauro studijas, žinai, koks yra skirtumas ir jeigu esu tarp 2 pasirinkimų? Jo, bet iš tikrųjų, kas yra svarbu, tai pirmiausia, tai pilnai bakalauro lygio studijos, tai jau pradėkime nuo to, kad žmogus išeina iš tų studijų gavęs bakalauro diplomą, tai yra labai svarbu, bet tiek bakalauro, tiek dirbtinio intelekto studijos jos vyksta su tuo pačiu, bendradarbiaujant su tuo pačiu universitetu. Tai tas mokymosi principas yra labai panašus ir iš tikrųjų jos yra visiškai unikalios, todėl kad pirmiausiai yra atsisakyta bakalauro darbo rašymo. Tai labai paprastas klausimas, kam turbūt dirbtinio intelekto mašininio mokymosi specialistams sėdėti prie to bakalauro darbo rašymo, jeigu jie gali atsiskaityti per praktiką. Tai iš tikrųjų labai įdomu, nes pagristas mokymasis yra tokia būtent praktikos elementu. Tai reiškia, kad iš karto nuo pat pradžių studentai jungiasi ne tik prie teorinio mokymosi, bet universitetas yra susikūręs tokią specialią praktikos platformą, Quasar vadinasi. Tai būtent tenai atlieka iš karto užduotis toje aplinkoje. Tai reiškia, kad jie kaupia visą portfolio, tai jau yra patrauklu, nes tu galėsi tai parodyti. Bet iš esmės tu ne egzaminą rašai, ar rašai kažkokį atsiskaitimą, bet tu padarai tiesiog konkrečiai, pavyzdžiui, programavimą arba duomenų bazę kažkokią užduotį. Ir būtent tai atrodo visus metus ir kiekvieną ten ciklą, už kurį tu atsiskaitai, tu taip ir atsiskaitai būtent per praktikos, o ta praktika, kaip ir verslo studijose, jinai ateina iš realių use case'ų, ko dabar šią dieną reikia rinkai. Ir kas dar galbūt yra svarbu, kad labai toks įdomus pritaikytas principas programavimo ir dirbtinio intelekto studijose, kad mokymasis šiek tiek jisai primena tokį simuliavimą
darbo jau technologijų įmonė. Ką turiu omeny, kad labai dirbama yra stand-upai, kur tu, pavyzdžiui, ateini, tarkim, pirmadienį prisijungi valandai ir pasiupdatini, ką tu nuveikai, kaip tau sekėsi, kur galbūt kažkokių iššūkių kyla užduotis atliekant. Į workshopus kažkokius prisijungi, tai galima įsivaizduoti kaip, susitikimas komandos, town hall meetingai, tai labai toks, iš karto bandom pritaikyti, žinau, kartais gali būti sunku, iš tos mokyklinės aplinkos iš karto switchinti tokį jau, bet tikrai universitetas yra ta puikia vieta, tai pabandyti padaryti. Ir tikiu, kad duos labai daug naudos. O su kokiais universitetais bendradarbiaujat, paminėjai? Tai su verslo studijų programa mes dirbam su Šveicarijos universitetu SSBM Ženyva, o su kitomis 2 programom dirbtinio intelekto ir programavimo su Amsterdam Tech universitetu iš Nyderlandų. Tai tikrai puikus universitetas. Kodėl būtent šitie? Iš tikrųjų, pirmiausia, gal žiūrėjom 2 dalykus. Tai yra studijų modelis, kad jis turėtų savyje tą inovatyvumo aspektą ir kad nebūtų studijos, kad tiesiog nuotoliu, nes tiesiog nuotoliu turbūt galima pasirinkti, nežinau, kursus ar kažką panašaus, bet tai yra inovatyvumas ir gebėjimas įgūdžius pritaikyti rinkai. Iš tikrųjų, tai, ko reikia dabar, tai čia vienas dalykas, o antras dalykas, tai kokybė ir dar ir ta kokybė. Tai iš tikrųjų, tie universitetai savo srity dirba ne 1, ne 5 metus, 7, 8 ir 10 metų, tai iš tikrųjų kokybė yra tikrai užtikrinta, turi puikius atsiliepimus iš savo bendruomenės, tai būtent todėl. Tu šiek tiek paminėjai, bet labai norisi įsigilinti, tai kaip atrodo mano, kaip studentės, ar ne, tarkim, ar studento, tas mokymosi procesas, tarkim, aš turiu gerai. 1 mėnesis, 2 mėnesis, kiek tų yra, žinai, paskaitų per savaitę, kiek tų valandų per dieną, ar aš tiesiog, kaip sakai, galiu prisijungti online žiūrėti, nes tokios labai svarbios smulkmenos, ką svarbu suprasti žmogui, kuris renkasi. Taip. Tai iš tikrųjų gal svarbu paminėti, kad studijų modelis šiek tiek skiriasi priklausomai nuo programos, nes tai yra vienos programos iš verslo pusės, kitos iš technologijų, bet jeigu paimkim tokį, gal pradėkim nuo verslo programos, pavyzdžiui, kaip atrodo ta diena, tai iš tikrųjų kas yra labai patogu, kad pilnai visa studijų medžiaga yra pasiekiama mokymosi platformoje. Tai reiškia, kad ta diena turbūt atrodo taip, kaip tu ją susiplanuosi. Jeigu nori, nežinau, mokytis rytą, vakarą, dieną ar naktį, tai tu iš esmės gali tą daryti, jeigu to nori. Ir tuomet atsiskaitimai, kai kurie, jeigu, pavyzdžiui, mes darom studentai daro individualų arba grupinį pristatymą, tai žinoma yra tam paskirtas laikas, kada tą pristatymą galima padaryti, bet visa kita, tai pilnai mokosi savo tempu. Atsiskaitimus įkelia į platformą, labai tas platformas yra patogios, todėl kad tu visiškai realiai be kažkokios išorinės pagalbos gali savarankiškai mokytis ir eiti per tos kursus. Žinoma, visada yra, jeigu tik tai kyla kažkokių klausimų, yra didžiulis forumas, kur tu gali kreiptis tiek į savo kolegus, kitus studentus, tiek į dėstytojus, kurie tą dalyką kuruoja. Ir yra dar pora aspektų iš verslo programos, tai kad kelis kartus per mėnesį vyksta tokios visam universitetui ir visiems kursams labai svarbios ir tokios esminės verslo sričiai paskaitos. Tai reiškia, kad vėl ar mes kalbam apie tą patį portfolio kūrimą, ar apie pitchų rašymą, ar galbūt apie apskritai kažkokias akademijos užduotis reikia atlikti, tai apie researchą ir panašius dalykus. Tai labai įdomu, nes tu gali prisiderinti ir prisijungti, kada tau patogu, bet lygiai taip pat tu gali savo laiką ir pats planuoti. Iš kitos pusės turim tas 2 technologijų programas, tai yra dirbtinio intelekto ir programavimo. Tai čia yra irgi viskas labai panašių principų, kaip ir minėjau, kad savo būtent tempu tu mokaisi ir prisijungdamas ir padarai tas programavimo ar ten kitas techninės užduotis. Tik čia, kaip ir minėjau prieš tai, prisideda tie keli susitikimai per savaitę su savo grupe arba su dėstytoju. Tai būtent, kur aptarėt progresą, problemos kažkokius kilančius, kadangi čia daug yra to tokio proaktyvaus veikimo, rašymo, kodo ir panašiai. Tai čia reikia tokio nuolatinio pulso palaikymo, tai mes labai rekomenduojam, žinoma, mokytis gali savo tempu, bet rekomenduojam tą tempą palaikyti, kad tiesiog nebūtų po to per sudėtinga ir kad galima būtų taip po truputį gražiai ir judėti, progresuoti priekį. Ir paskutinis dalykas dar, kurį turbūt verta paminėti, tai yra, kad nepaisant to, kad universitetai skiriasi šiek tiek mokymosi modelis, bet visą tai labai gražiai apjungia Code Academy, būtent todėl mes čia ir esam. Tai gražiai apjungia tuo, kad mes turim kelis tokius kertinius elementus, ką mes darom, ką Code Academy suteikia studentams iš savo pusės. Tai pirmiausia, žinoma, tai yra
labai stiprus mūsų karjeros centras, kuris kartą per savaitę konsultuoja studentus nuo A iki Z. Atėjus tikrai tikiu, kad studijas reikia suprasti ir kaip savo portfolio susikurti, ir kaip įvaizdį kurti, kas yra tas LinkedInas ir kaip CV parašyti, darbo pokalbiai pasiruošti. Bet ir ne tik tokius praktinius elementus, bet ypatingai gal, jeigu galvojame apie žmogų, kuris persikvalifikuoja arba tiesiog savęs vis dar ieško, tai suvokti savo asmeninės savybės, stipriasias pusės, kas patinka, kas nepatinka, kokio tu darbdavio ieškai. Tai va dabar mes rudens semestre ir turim visą didelį modulį paskirtą būtent karjeros klausimams. Tai va tai mes suteikiam iš savo pusės ir nuo kito semestro apkviesim kvestinius irgi svečius papildomai, kurie turi papasakot ne tik tai, kurie gali papasakot savo gerasias arba blogasias patirtis ir pasidalinti patirtimi. Ir kitas labai svarbus dalykas, ką Code Academy suteikia, tai yra galimybė mokytis visiems bakalauro studentams, galimybė visus 3 metus mokytis mūsų Code Academy kursuose, absoliučiai nemokamai. Tai vat, jeigu taip žiūrint, kaip ta diena atrodo, tai tu, pasidarai užduotis, pasižiūri kažkokią medžiagą, jeigu reikia tą dieną prisijungi susitikimą, nuotolinį tuomet gali pasimokyti prisijungęs prie Code Academy paskaitos arba kurso. Tai vat yra daug tokios dinamikos ir man atrodo, ką pasiimti, tai tikrai yra labai daug. Ir iš esmės, ar gaunasi taip, kad jeigu aš, būdama, tarkim, universitete ar ne, studijuoju programavimą ir ten rašau kodą, man kažkas yra neaišku, matau, kad susiduriu su kažkokiam kliūtim ir tada tuo pačiu dar turiu lygiai grečiai ir Code Academy, ne, kažkokią programą, tai aš galiu ir ten ieškoti pagalbos, ne tik ar nelaukti, ten bendrauti su grupiokais, kaip pavyzdys, ar su mentoriais, bet gauti pagalbos ar ne iš Code Academy. Tikrai taip, bet šitas yra labai svarbu, nes mes turim, pavyzdžiui, irgi programavimo dirbtinio intelekto programuose, turim dėstytoją, kuris konsultuoja kartą per savaitę mūsų studentus. Tai žinoma, kad jeigu tu, nenori arba negali tą dieną pasikreipti į savo dėstytoją, kuris kuruoja tą dalyką, tai mūsų dėstytojas yra visą laiką pasiruošęs padėti, bet ir lygiai taip pat, kaip tu ir sakai, kursuose. Tikrai faktas, kad jeigu tu ateini, pavyzdžiui, pas mus į Python mokymus ir tu nori tenai gilinti tą žinias, tai dėstytojai visą laiką padeda ir papildomų užduočių duoda, jeigu tik tai noro yra. Ir į klausimus atsako, tai tam labai didelį dėmesį skiriam. O kokį feedbacką gaunat iš dabartinių studentų? Nes tu sakai, reikalingas labai proaktyvumas čia šitoje vietoje, nes ir disciplina, aišku, turi pats įsidėti ir viskas tavo rankose. Kaip yra, nes vis tiek, kai tu ateini iš mokyklos, ar ne, tu dar toks nepažįsti pasaulio, nepažįsti, tos tvarkos kitokios nei buvo mokykloje, kur tau visą laiką sakė, kad yra 7 pamokos, yra 5 pamokos, nuo tada ir iki tada. Ir dabar, man reikia viską pačiam. Koks yra tas feedbackas iš dabartinių studentų? Jo, tai iš tikrųjų labai įdomu, nes studentų pati studentų grupė irgi labai įvairi yra. Ir turim tiek mokyklą pabaigusių ir dabar į 1 kursą įstojusių žmonių, turim žmonių, kurie galbūt prieš tai mokėsi, bet neatrado savo tinkamo kelio ir nusprendė, kad jie tas studijas nori pakeisti ir atėjo čia pas mus. Turim žmonių, kurie turi jau darbo rinkoje patirties ir kurie nusprendė, kad jiems galbūt verta ir reikalinga yra studijas pasibaigti. Tai ir labai įdomu, todėl, kad tie, kurie turi jau ypatingai šiuo metu kažkokių darbinių įsipareigojimų arba šiaip veiklų, tai jie be galo džiaugiasi to lankstumu. Ir kaip tik mes praeitą savaitę, ketvirtadienį, turėjom susitikimą gyvą su studentais, tai buvo labai faina juos visus pamatyti, ne tik tai, kurie, iš ekrano sėdi. Tai labai džiaugiasi, nes jie džiaugiasi įvairovę, kad yra daug būdų skirtingų save realizuoti. Tai čia yra vienas grįžtamasis ryšys, kurį gaunam. Kitas dalykas yra tas lankstumas, tai jeigu tu darbuojasi arba turi, kažkokių kitų atsakomybių, tai tu tiesiog ramiai gali savo tempu tą medžiagą pasidaryti, ypatingai, jeigu, dirbi dienomis ir gali mokytis tik tai savaitgaliais, tai kodėlgi ne šiek tiek, subalansuoti tą laiką ir savo tempu pasimokyti. O šiaip apskritai studentams, kurie galbūt mažiau tos patirties darbinės arba su projektais kažkokiais dirbant yra turėję, tai tikrai daro įspūdį tas tarptautiškumas. Nes čia yra be galo svarbus elementas, todėl, kad tu ne tik studijuoji, bet tu iš karto pradėkime nuo to, kad tu studijos vyksta anglų kalba. Tai žinoma, tu tobulini, aš sakyčiau, šiai dienai turbūt labiausiai reikalinga įgūdį, tai yra kalba, nes be užsienio kalbos, anglų kalbos nieko nenuveiksi darbo rinkoje šiai dienai. Tai jau iš karto yra didelis, žingsnis į priekį ir apskritai tai yra ta tokia šiuolaikiška aplinka, nes visi studentai, kurie mokosi pas mus, jie tuo pačiu metu yra ir dalis savo universiteto bendruomenės. Tai reiškia, kad jie yra dalis grupės, kuri yra iš viso pasaulio apskritai. Tai jie gali
tas tokias vadinamas study groups sudaryti su bet kuo, su žmogum ten iš kito pasaulio krašto. Tai tas yra labai smagu ir matosi, kad jie džiaugiasi tuo, tai mes irgi džiaugiamės nuo to tik dar labiau. Ir, o va tie, kurie ateina po 12 klasės, ar ne, negirdit, kad yra to, kad aš esu vienas iš esmės, esu nuotoliu, nes daug kam būtent tas laikotarpis po mokslo yra apie tą ne tiek studijas, kiek studentavimą. Taip. Tai va įdomu, ar būtent ateina tik tai tie, kurie sako, man čia yra esmė ir čia yra mano vertybės ir čia yra mano tikslas, ar yra visgi tokių, kur, čia man trūksta vis dėlto tos gyvos tos bendruomenės. Jo. Faktas, kad nuotolinis mokymasis apskritai turi tą tokį, kitaip tu jame jautiesi negu gyvamo mokymas, tai čia negalima turbūt tarp jų lygybę ženklo dėti, bet ką mes iš savo pusės bandom padaryti, tai kiek įmanoma labiau kurti bendruomenę ir būtent suteikti tą žmogišką. Tai net aš, kai kalbėjausi su studentais pačią pirmąjų studijų dieną, sakau, gerai, yra moksla, viskas yra tvarkoje, bet nepamirškit, kad jūs čia galite ir draugų susirasti ir apskritai bendruomenę sukurti. Tai jau matau, kad tai vyksta, yra tokių žmonių, kurie tam pabendrauja ir susirašo, susitinka. Tai tas yra labai smagu, nepaisant to, kad jie ten iš skirtingų miestų galbūt yra. Tai tikiu, kad ir mes irgi apskritai su visa komanda tikim, kad galima palaikyti tą ryšį ir nuotoliniu būdu, arba tokių hibridų. Pavyzdžiui, mūsų susitikimas pirmasis buvo gyvai, tai vyko Vilniuje. Bet tikrai tikiu, kad ateityje laukia ne tik tai gyvi susitikimai, bet ir nuotoliniai. Mes puikiai žinom, nežinau, pavyzdžiui, pandemijos laikotarpį ten teambuildingus darydavom visi nuotoliu ir kažkaip tai vykdavo, turėdavo kažkokį vieną ar kitą rezultatą. Tai mūsų irgi tikslas tą bendruomenę palaikyti ir iš tikrųjų skatinti juos. Tas savarankiškumas ateina ir su tokiu džiaugsmu ir gal vargu dėl to, kad gali būti iš pat pradžių truputį sudėtinga persilaužti, bet tam yra visas palaikymas iš visko, iš mūsų, iš universitetų, iš bendruomenės. Bet tuo pačiu, tai kai tu išmoksti jau pats kažkur nueiti savarankiškai, tai reiškia, kad tikėtina, kad tu turbūt išmoksi ir galbūt savo kursiokai parašyti ir ten susirašyti, susitikti, darysit kažkokį projektą kartu, žiūrėk, užsimegs ryšys, pati turbūt žinai, kad iš studijų taip geriausi dalykai ir nutinka. Tai labai svarbu mums tą bendruomenę palaikyti ir mes iš savo pusės tikrai viską darom, kad jie jaustųsi studijuodami ir būtų studentavimo elementas, jeigu tik tai noro tam yra. Priminiai dabar COVID ar ne laikus. Iš tikrųjų, ko mes tik nedarom. Taip, ir koncertus klausėm per YouTube ir buvo gerai. Ir buvo taip pat linksma, tai čia tikriausiai irgi požiūrio reikalas labai. Ir kaip tu sakai, lygybė ženklo nepadėsi, bet yra savi pliusai, savi minusai tikriausiai. Ir man dar labai įdomu tavo požiūrį, žinai, į dabartinę apskritai aukštąjį mokslą. Aš suprantu, iš kur tai gimė, bet jeigu kalbant, nelyginsim, ar ne čia vieno prie kito, bet kaip tu manai, kur eina dabartiniai universitetai, nes aš kai mokiausi, tikrai buvo daugiau lankstumo, netgi nei girdžiu, kad yra dabar, kad vis kažkokie, žinai, daugiau apribojimų, daugiau kažkokių taisyklių, daugiau, oi čia būtinai lankykit, nes aš, tarkim, būdama 3 kurse, aš sakau, žiūrėkit, aš jau susiradau darbą, aš labai noriu dirbti ir sako, gerai, mes tau sudarysim individualų tvarkaraštį. Dabar ten pat, ar ne, kur aš mokiausi, nėra šansų tai padaryti. Okay. Tai va, įdomu, ką tu pastebi ir koks tas trendas, žinai, va, Lietuvoje universitetų. Jo, šiaip iš tikrųjų įdomiai eina ta kryptis aukštojo mokslo šiuo metu, todėl kad labai įvairių atsiliepimų girdim. Ir kai kurie universitetai eina to keliu, kaip tu sakai, kad šiek tiek to lankstumo bandoma nuimti ir galbūt net jo padaryti, kad jo mažiau būtų negu buvo anksčiau. Bet kai kurie bando irgi savotiškai, kas yra gal turbūt sudėtinga, tai bandyti to lankstumo įnešti vis dar būnant universiteto rėmose. Tai mes šitą irgi tikrai suprantam ir skirtingas gal, natūralu, skirtingam žmogui skirtingų tų studijų reikia, tai čia irgi ne kiekvienam yra vienoks ir kitoks būdas, bet mano galva tai bandoma po truputėlį judėti galbūt ir teisinga kryptimi, bet tai vyksta tikrai lėtai. Tai vyksta tas prisitaikymas, jisai toksai ganėtinai lėtas ir jis nėra toksai, žinai, visuotinis. Ta prasme, kad mes suprantam, ko mums reikia, dirbam tą kryptimi. Po truputį bando, bet yra dar tokių vietų, dėl kurių labai labai skauda. Tai viena iš tų vietų yra turbūt karjeros ugdymas ir apskritai paruošimas ne tik tai mokslo, ne tik davimas žinių, bet ir paruošimas darbo rinkai ir karjerai. O darbo rinka per pastaruosius ypatingai kokius 5 metus, jinai kardinaliai pasikeitė tikrai.
Ir apskritai jinai pulsuoja tokių daug, jo yra inovacijų, kūrybiškumo, žmonės patys, mes pastebim, kad jie žymiai lankščiau į daug dalykų žiūri. Ir tai yra labai gerai. Bet, tas adaptavimas į universitetus, tikrai lėtokai vyksta. Ir dėl ko užsiminiau apie karjerą, nes vienas iš turbūt pagrindinių būdų, tikėtina tikrai, kad tu jau bent jau, kad baigi studijas, tai tikrai, bet gal dar besimokydamas, tu tikrai norėsi dirbti ir tai yra labai sveikintina. Bet ką iš savo pusės šituo atveju gali duoti universitetas? Klausimas irgi. Labai dažnai tų paslaugų tokių tikrai kokybiškų trūksta. Tai yra dėl ko mes kreipiam dėmesį dėl karjeros centrą. Ir faktas, kad tas prisitaikymas prie rinkos ir kiekvienos srityje truputį kitoks, turbūt vienoks tai ten yra, nežinau, dizaino ir apskritai grafikos dizaino visoje srityje, kaip ne, marketinge, kitoks jis yra IT ir technologijų pusėje, bet be abejonės, sakau, visa ta rinka iš savęs diktuoja tokį greitį ir tokį norą, didelį ambicijas, labai didelės, turbūt pažiūrėkime vien kiek daug verslų išaugo Lietuvoje pastaruoju metu ir ne tik vienaragių, bet ir apskritai tas smulkaus ir vidutinio verslo segmentas, jisai labai plečiasi, kas yra žiauriai faina, nes ateina verslai, kurie neturi didelės komandos, bet jie sugeba išlaviruoti su tiek įgūdžių, kiek turi. Tai prie tokio būdo irgi mokėti prisitaikyti tikrai reikia ir gal sakyčiau net šiek tiek, tikiu, kad ne taip pavyksta greitai tai padaryti, kaip mes turbūt norėtume. Aš labai išgirdau ir užfiksavau tavo tai, žinai, kad studijų metu yra pitchai, yra stand-upai, ar ne, yra tokios kaip simulacijos, ar ne, kas paruošia. Ir dėl ko aš ištraukiau šitą klausimą apie dabartinius universitetus, šiek tiek pasidalinau, bet netgi turiu dabar tokį atvejį, kad nuo kitų metų pradžios pasiimu į savo komandą praktikantę. Ir mes ten su ta praktikantė, žinau, gal 2 mėnesius derinom sutartį. Nes organizacijoje, kurioje dirbu, jinai iš esmės dirba projektiniu principu, sutarčių principu, ar ne toks, sakykime, startupas labiau. Okay. Ir sako, o tai čia mes matom, kad labai mažai darbintų darbuotojų, kaip tu čia dirbsi, koks čia marketingo skyrius. Ir jinai bando tos 2 mėnesius išaiškinti, kad žiūrėkit. Taip, yra marketingo skyrius, ten dirba 6 žmonės. Ir tik tai jūs negalit taip rekvizituose pamatyti statistikoje, ten yra kitoks principas. Koks kitoks? Ar čia yra padaliniai, žinai? Ir man tiek daug, daug klausimų. Daug klausimų. Ir galvoju, mes matom, kad mes turim šviesmečius atgal, nes taip dirba dabar labai daug verslų ir ypač mažų ir vidutinių, ar ne? Tai jeigu mes jau kalbam apie tokius klausimus, tai ką mes galim kalbėti apie būtent tų įstaigų paruošimą darbo rinkai. Taip. Tai čia manau, kad šitas labai, labai gražiai susižaidžia, ne, su tuo, kad tu pasakoji. Na ir jeigu kalbant apie tolimesnius jūsų planus, šiek tiek užsiminė, ar ne? Ar keisis kažkiek jūsų fokusas, manai, nežinau, Code Academy išlaikys tą patį, ar augins kaip tik galbūt, nežinau, programų skaičių, labiau fokusuosis tenais, kokie jūsų yra planai artimiausiam laikui? Tai iš tikrųjų planas yra toks, kad kaip ir minėjau, mes labai didelį potencialą matom, apskritai didelį susidomėjimą iš auditorijos šitais mokymais, būtent tokio tipo studijomis. Tai fokusas nesikeičia, mes norim siūlyti tą patį ir kalbėti apie tą patį, bet tikrai norim galėti pasiūlyti ir didesnį įvairovę, būtent programų klausimą. Tai ties šitų momentų ir fokusuojamės kitiems metams, bet tikrai ta pati bazė, kurią mes turim šiai dienai, tai nedings. Pavyzdžiui, kitas mūsų priėmimas numatomas jau vasario gale, tai kita grupė startuos labai greitai. Tai irgi toks lankstumo momentas, kad nedaug turbūt universitetų gali pasiūlyti tau startuoti. Čia kaip mes su komanda juokaujam, jeigu gap yearas jau atsibodo ir supratai, kad gerai, gal jau norėčiau mokytis, būna ir taip, tai kam tau laukti rugsėjo, gali startuoti ir vasarį. Tai ir tas pats priėmimas numatomas irgi rugsėjo mėnesį, pabaigoje spalį. Tai norim žengti tą pačią kryptimį, tik tai jeigu tik tai mums pavyks greičiau ir daugiau įvairovės ir kūrybos atnešti. Čia labai svarbus momentas, kad man nereikia laukti rugsėjo tam, kad sustartuoti, ar ne, su nauja programa. Čia. Nes ypatingai, jeigu žmogus yra, pavyzdžiui, kaip ir minėjau, turim tokių studentų, kurie yra dirbantis ir jie šiuo metu nei studijuoja, tiesiog darbuojasi. Tai jiems kaip ir nėra skirtumo, ar startuoti rudenį, ar startuoti pavasarį. Kartais tas naujametinis toksai gera energija naujametinė, jinai dar, nežinau, geresnių rezultatų gali atnešti, galbūt. O jeigu dar į techninę informaciją, galima įstoti nebūtinai rugsėjį. Kiek tiksliai laiko trunka ir dar pakomentuok dėl, sakai, atsiskaitimai yra tokie
iš esmės tavo kažkokio darbo, kai tarsi pridavimas, taip sakykime, ar ne? Bet tai nėra, kaip suprantu, tas standartinis procesas, kada, nežinau, rašai ten kas pusmetį darbus, paskui rašai bakalauro darbą, ar ne, ir turi labai aiškius kažkokius tikslus, ten 2 kartus per metus vieną darbą parašai, ar ne, ten paskui kitais metais dar 2, 3 metais ir, žinai, visas tas standartinis procesas. Tai vat, šiek tiek kitas techninės detalės dar smagu būtų įsigilinti. Jo, tai nepaisant to, ar pradedi vasarį ar rugsėjį, trukmė nesikeičia, šią dieną pas mus visi mokslai trunka 3 metus, tai irgi toks patogus laikas, trumpesnis negu tas 4 metų laikotarpis, kas irgi yra fainai. Ir atsiskaitimai ir pati ta struktūra irgi šiek tiek priklauso nuo programos, jinai truputį skiriasi, pavyzdžiui, jeigu kalbam apie verslo studijas, tai jose yra bakalauro darbo rašymas, bet ir šiek tiek yra struktūros, bet kokiu atveju įvesta tokios, gal sakyčiau, gairės, šiek tiek pagal semestrus yra suskirstytas tas tvarkaraštis ir kiekvienas dalykas jisai turi savo atsiskaitimus, nes norisi, nebūti tokiam išplaukusiam visai, žinai, kad čia nėra, bet kokiu atveju tai vis tiek yra studijos ir norisi, kad tie ne tik tai gal atsiskaitimai, bet kad tos žinios jos būtų kažkaip užfiksuotos, kad tu įgyjai tas žinias. Tai yra bakalauro darbo rašymas ir taip pat yra atsiskaitimai, bet jie šiaip labai priklauso nuo dalyko. Tikrai negaliu pasakyti, kad visuose juose yra būtinai egzaminai arba būtinai ten rašto darbas kažkoks ir panašiai. Ne, jeigu tu mokysi, nežinau, projektų kūrimo, tai galbūt tavo projekto sukurto prezentacija bus tas atsiskaitimas ir tai bus geriausia to forma, kaip tu gali parodyti savo žinias. Tai irgi tu labai gali savo tempą reguliuoti ir atsiskaityti irgi atitinkamu metu. Tu nesi pririštas, kad būtinai, žinai, kad tau ten sausio mėnesį bus sesija arba ten birželio mėnesį. Tai tikrai to nėra, jeigu užbaigi vieną kursą, tai darai kitą ir panašiai ir taip ir važiuoji po truputėlį. O su Amsterdam Tech universitetu ir būtent mūsų IT programomis, tai yra dar šiek tiek kitaip, tai suskirstimas jisai primena semestrus, bet jisai laikotarpiai yra skirstomi tokius kaip sezonus, tai jie šiek tiek skiriasi savo trukme. Jie nebūtinai visi truks 0,5 metų arba ten 5 mėnesius. Ir irgi lygiai taip pat atidarai vieną temą, užbaigai ją, uždarai, atidarai vieną temą, vėl uždarai. Tai toks gražus toks cikliškumas yra ir tu tuomet atsiskaitai, bet vėlgi labai kas yra svarbu tiek vienoje, tiek kitoje mokykloje, kad nebus tikrai pasaulio pabaigos, jeigu tu, neišlaikysi, pavadinkim taip, to egzamino, jeigu pagalvokim, kalbam apie mokymąsi per praktiką, pavyzdžiui, programavimo kursuose. Tai tu ir mokaisi per praktiką, reiškia, tau nepažymė kažkokio reikia, bet žinias įgyti. Ir jeigu matai, kad tu galbūt tų žinių tau dar trūksta, reikia pasimokyti, tu dar kartą išsprendė tą pačią užduotį. Tai yra tikrai daug tokio lankstumo ir, sakyčiau, gal vertybės, jos net šiek tiek skiriasi nuo to, prie ko mes galbūt esam pripratę. O dėl būtent, žinai, gali kilti klausimas iš esmės, ar šitas diplomas, kurį aš gausiu, yra lygiai grečiai lygus ar ne tam, ką aš gausiu, nežinau, baigęs bet kurį kitą universitetą Lietuvoje? Taip. Tai tikrai taip, iš tikrųjų, abejonių dėl diplomo visiškai nėra. Ir kas yra labai svarbu, kad universitetai, su kuriais mes dirbam, jie yra pripažinti tarptautiniu lygiu. Tai reiškia, kad tos programos jos yra įvertintos ne tik kaip programos, kad tokios galėtų iš vis egzistuoti, bet yra gavusios, pavyzdžiui, verslo mokykla turi ACBSP akreditaciją, tai yra prestižinė verslo studijų akreditacija, Amsterdam universitetas taip pat. Tai labai yra daug tokio, noro tas programas parodyti ne tik tai iš kredibilumo pusės, bet apskritai iš kokybės, kad tai yra iš tikrųjų kokybiška aukšta programa ir diplomas bus tikrai vertinamas ir pripažįstamas tiek Lietuvoje, tiek Europoje. O pirmos grupės statistika dar pamiršau paklausti. Daugiau mato tų, kurie yra po 12 klasės ar ne, ateina visiškai šviežiai, ar visgi tokių, kurie nori persikvalifikuoti? Šiaip pasiskirsto įvairiai, sakyčiau, šiek tiek gal labiau važiuojam, daugiau turim žmonių į tą pusę, kurie yra mokyklą pabaigę šiais metais arba per kokius paskutinius metus 2, tai va tokia jaunesnė galbūt auditorija, tai jos turim šiek tiek daugiau, bet turim gerą branduolį žmonių, kurie mokyklą yra pabaigę jau prieš keletą metų ir turėjo įvairių patirčių, darbo, studijų ir panašiai, bet nusprendė, kad nori būtent šitą kelią pasirinkti. Tai va, įvairovė yra tikrai. Nes kiek aš atsimenu, bent jau anksčiau, ar ne, būdavo tikrai didesnė ta atsvara, jeigu kalbant apie kursus, ar ne, kitas programas jūsų. Tai būdavo daugiau tų, kurie persikvalifikuoja, ar ne, ir tai buvo labai fokusas ir dabar labai smagu, kad atsiranda tos laisvės ir tą kokybę atnešate ir visiškai kitą sektorių. Tai, Kotryna, norėčiau, kad suformuotum vieną
patarimą žmogui, kuris svarsto, galvoja ir galbūt turi kažkokias baimės, žinai, dėl to nuotolio, ar netarkim, ar dėl to visiškai kitokio formato, ar to, kad nebus šalia, žinai, gyvo žmogaus ir negalėsiu čia ir dabar kalbėtis, ką tu jam nuo savęs patart? Aš turbūt patarčiau nebijoti tą žingsnį žengti ir pabandyti, nes kodėl taip sakau, todėl kad tas pats studijų formatas ir apskritai programos, kurias mes siūlom ir visą tai, ką mes šiandien kalbėjom, jos tarsi reprezentuoja tai, kad realybė rinkoje truputėlį jau pasikeitė. Tai vat ką noriu pasakyti tuo patarimu, kad nebijoti pabandyti, man atrodo, žengus šitą žingsnį bus labai labai gera pradžia tam, kas laukia jau vėliau žmogaus, darbuojantis ar kuriant kažkokią savo idėją, realizuojant per verslą ar panašiai. Tai skatinu nebijoti pabandyti ir tikiu, kad su visa ta komanda, kurią mes būrėm, universitetais, mūsų partneriais, mūsų vidinė komanda, kurie dirba, gaunasi tokia labai graži, kaip palaikymo tokia sistema, kurią mes ir perdodam ir tikim, kad, taip koja kojon žengiant, pavyks labai gražių rezultatų pasiekti. Tai ačiū tau, Kotryna. Ačiū tau. Ir tai ką, susitinkam jau, dabar nebegaliu sakyti kursuose, dabar jau turiu sakyti aukštojo mokslo studijose. Taip.